Sveiki, čia Teismo Vikingas. Šiandien jūsų laukia kaip visada labai intriguojanti, tikrais dokumentais paremta istorija, o tiksliau kelias, kurį man su kolegomis teko nueiti. Iš pavadinimo, manau, jau supratote, kad kalbėsime apie kaip patys savo svetainėje, nesikuklindami kalbą, didžiausią Europoje transporto kompaniją Girteka. Kas seka mano kanalą nuo pradžių, puikiai žino, kad labai mėgstu stiprius ir didelius priešininkus. Nevardinsiu jau buvusių mano sąskaitoje, bet dar vieną kartą teko papildyti šią vasarą naujų dalyvių. Turtingiausia ir tikrai kietą riešutėlį Girteką sutikau savo kelyje. Kas gerai googlina, tas manau jau žino, kad aš esu Vilniaus kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Bet kas dar giliau kapstėsi ir labiau domėjosi, žino, kad esu ir darbuotojų profsąjungos Mangust pirmininkas. Ši profsąjunga gina visus profsąjungą įstojusius narius, tarp kurių yra ir ofiso darbuotojų, ir mokytojų atvykusių iš karo siaubiamos Ukrainos. Bet didžiausią dalį mūsų narių sudaro tolimųjų reisų vairuotojai. Yra lietuvių, bet daugiausia trečiųjų šalių piliečiai. Uzbekai, tadžikai, kazachai, ukrainiečiai, baltarusiai ir taip toliau ir taip toliau. Visus mielai priemu. Mokome ir giname juos. Kitaip sakant, rūpinamės kaip vyresnysis brolis savo mažuoju broliuku. Darbo tikrai turime labai ir labai daug. Bet patikėkite, kaip gerai jautiesi, kai gali kokiam nors darbuotojui padėti susigrąžinti sunkiu darbu uždirbtus pinigus. Arba pakalbėjęs su darbdaviu, paaiškini, kad nereikia skriausti silpnesnių. Geriau gražiuoju. Žodžiu, matyt jau laikas grįžti prie pagrindinės temos – Girtekos. Patikėkite, tai ką pamatysite tik aisbergo viršūnė, bet ir to, manau, pakaks suprasti, kaip ji veikia. Visos informacijos nerodysiu, nes laiko neturime tiek daug. Iš kitos pusės, kas žino, kada tos papildomos informacijos vėl prireiks. Bet kokiu atveju važiuojam. Vieną gražią dieną į mus kreipiasi vairuotojas, mūsų profsąjungos narys. Dabar nesvarbu, koks jo vardas, iš kokios iš šalies ir kaip ilgai ten dirbo. Svarbu, ką ir kaip jis užfiksavo dirbdamas vairuotoju. Kad jau būtų visiškai tiksliam, tai įmonė, kurioje jis dirbo, vadinosi Germeta. Bet jei pažiūrėsime į šios įmonės adresą Metalo gatvė 12, tai pamatysime, kad jis sutampa su Girteka Logistics adresu. Beje, net įmonės firminiuose blankuose, kaip matote, rašoma elektroninis paštas Girteka LT. Na ir interneto svetainė Girteka.eu. Tikiuosi, daugiau įrodymų nereikia, kad tai Girtekos vaikas. Tai štai vieną gražią dieną mūsų vairuotojas nusprendė nesitaikyti su darbdavio savivaliavimu ir įstatymų nepaisimu. O būdamas profsąjungos narys nutarė pasiaiškinti, kodėl grubiai pažeidžiamas darbo ir poilsio režimas. Siūlau jums trumpai paklausyti, koks pokalbis įvyko tarp darbuotojo ir darbdavio. Pokalbis rusų kalba, bet vertimas bus apačioje. Таки, jūsų dėmesiui. Алло, слушаю. Еще хотел уточнить вопрос по переработкам этим. Так а кто, вообще задание ставит все такое? Вчера я штраф получил, и опять я все успевал на выгрузку, поменяли, чтобы опять я перерабатывал. Свыше 90 часов. Как понять? За 2 недели это время мы не считаем. Для чего тогда? Я тогда не понимаю, для чего этот режим труда-отдыха. Я просто только что с юристом общался. Он говорит, этот закон на крови написан. Это как правило дорожного движения. И не вправе тебя заставить нарушать. Смотри, если тебе не подходят эти нюансы рабочие наши, так это надо тогда принимать решения какие-то. Если тебе это не подходит, тогда сводимся на базу и заканчиваем
работу. Хорошо, тогда Понимаешь? такой вариант. Ну. Ну, если тебе не подходит это, тогда езжай. Ну, потому что случись что-то, я уставший, на кого-то наеду или что, или даже кто-то въедет, погибнет, потом я буду виноват и скажут, а что ты в это время на дороге находился? Сколько лет ты работаешь у нас? Ну, год я в Шауляе, год я в Шауляе отработал, каденцию на другой фирме. Там тоже пытались такое, что едем 115 вообще часов. Я распрощался с той фирмой, одну каденцию отработал и все. Ну так значит и с этой не получится. Ну просто с людьми беседую, они работают, им выше 90 не ставят. И все, и у них Смотри, все прекрасно. Нет, у нас есть такие как бы нюансы. Ну, у нас есть такие нюансы. Если тебе эти нюансы не подходят, ну извини, ну давайте. Фирма берет на себя штрафы, все берет. Я понимаю, но я вот уже с этим завтрашним перецепом согласился, я уже нарушу. Ну, понятно, что штрафы, но опять же, это же переработка, которая, во-первых, незаконная, во-вторых, никем не оплачивается. И все, ну. Вот. Закон же гласит, что я не более 90 часов за 2 недели в сумме должен. Ну хорошо, если тебе не подходит фирма, ну так со своими нюансами, ну так знаешь, как есть. Ну если меня что-то не устраивает, ну я понимаю свои решения. Ну так если тебя не устраивает, ты принимаешь. Если фирму не устраивает, какие-то твои нюансы. Ну так тоже надо принимать решение. Это понятно. Работа получается только тогда, когда обе стороны находятся... Удовлетворены, так сказать. Ну, типа да. Я понял. Хорошо, и как тогда, что решить вопрос этот? Вот. Может, с колонной мне связаться, тоже пообщаться? Но можешь. Ну, Если зам колонны не подходит, тогда поговори с колонной. Побеседуй с ним, скинь номер, что скажет. Ну, и будем решать. Нет, так, будем расходиться тогда. Ну, а что делать? Хорошо, без проблем. Те, кто люди работают, говорят, нет, мы 90, мы не нарушаем. Я работаю, не нарушаю, и все. Говорят, пускай хоть 105, 100, 200. И они работают не первый год, при том. Смотри, я тебе могу сказать из своей практики. Все, которым не подходит, всех сводим на базу и прощаемся, потому что у нас такие правила. Хорошо. Мы работаем так. Если тебе не подходит, значит не подходит. Хорошо тогда. Тогда что, я побеседую с колонным и тогда вопрос решать, когда сводиться буду. Я так понимаю. Угу. Ну да. Вот. Ну, скинь, пожалуйста, номер тогда, я с ним пообщаюсь. Вот. Хорошо, без проблем. Все, спасибо. Алло, добрый день. Да, добрый. Точнее, может, утро. Беспокою опять по такому вопросу. Вот менеджеру пишу, я ночью перецепился, у меня получилось, чтобы я выполнил задание 58 часов, сейчас скажу, 43 минуты за прошлую неделю. Я потому что не нарушал и не знаю, до скольки можно ехать, все. Вот. За 2 недели мне сказали до 105. Вот. И пишу у него, уточняю, как, что, он мне спрашивает у начальства, я ничего не знаю, будем меняться, ты порешал и все такое. Вот, потому что, нет, сколько надо, столько и работаем, 105, 110, 115, без разницы. Столько получается, столько работаем. Ну, просто я знаю до какого-то определенного этого, потому что... Нет, сколько надо, столько работаем, нет определенного. Потому что, вот, я же говорю, у меня за прошлую уже, не считая сегодняшнего дня, 58-43, вот. И просто, кто мне говорит, все не оплатят там большой штраф и все такое. Вот. Просто что после 105 там чуть-чуть побольше штрафы, да, но работаем больше. Но это все компенсируется.
Да, Гертек да. оплачивает. Вот. Конечно. Потому что, начал уточнять у менеджера, он мне толком не ответит. Вот так-то. Просто... Ну, вот я тебе ответил. Если надо, работаем и 105, и 110, Хорошо, и 120. просто... Все, ладненько туда. Все, счастливо. Все. Kas nelabai suprato, trumpai paaiškinsiu. Rodydamas lentelę iš Linavos puslapio. Vežėjo asociacija labai didelė, turbūt žinot. Tolimųjų reisų vairuotojas vairuoja 9 valandas. Per vieną savaitę vairuoti gali ne ilgiau 56 valandų. Per 2 gretimas savaitės ne ilgiau 90 valandų. Tai įstatymai ir jų reikia laikytis. Tačiau, kaip ką tik girdėjote, kai kuriuose darbovietėse negalioja įstatymai, nes jie aukščiau už įstatymus. Ir kaip pasakė vadybininkas, vairuotojui nepatinka, važiuok į bazę ir eik iš darbo. Pas mus dirbama 105, 110, 115 valandų, jokio skirtumo, kiek reikia, tiek ir dirbi. Štai tas sakinys. Сколько надо, столько и работаем, 105, 110, 115, без разницы. Сколько получается, столько работаем. Girmetai ar girtekai, kaip girdėjote, negalioja Europoje taikomi teisės aktai. Vairuotojai, kurie perdirba, kurie vairuoja 110, 111 valandų per 2 savaitės iš eilės, jie eisme tampa kaip tiksinti bomba. Įsivaizduokit, kiek jie vairuoja. Bet kada gali užmigti, apalpti praradą sąmonę, kai kuriems širdies smūgis būna. Žodžiu, su didžiulė mašina ant kelio, jie kaip dramblys porceliano parduotuvėje. Iki nelaimės vienas žingsnis. Todėl logiška, kad vairuotojai, suprasdami pasiekmes, nenori pažeidinėti. Deja, kai kurie darbdaviai labai dažnai nepaiso šios taisyklės ir verčia, grasindami atleidimu. Grasindami leidimo gyventi panaikinimu, nes jie iš trečiųjų šalių. Deportacija verčia juos važiuoti ir pažeidinėti. Ir kai tokie vairuotojai padaro avariją, užmygę prie vairo, užmuša nekaltą šeimą vykstančią namo, įmonės juos palieka vienus likimo valiai. Keliauk į kalėjimą, jei kvailas buvai. Vairuotojas bando aiškinti vadybininkui, kad gali sutraiškyti nekaltus žmonės. Bet ką atsako darbdavio atstovas? Нет, у нас есть такие, нюансы. Pas mus tokie niuansai. Tokie niuansai? Tu žuvusių artimiesiems pasakyk apie tai, gerbiamas vadybininkė, kuris dabar žiūri ekraną ir save atpažinai. Jokinga. Bet verkt norisi. Eikim toliau. Kai vairuotojas nuvyko į taip vadinamą bazę ir pasakė, kad jo profsąjunga aiškinsis, kodėl jis verčiamas pažeidinėti, štai ką pasakė personalo vadybininkas. Что по мне? Работа будет, не будет. Или все уже. Подожди, ты же в эту профсоюз ходил, да? Да. Ну ты все, больше не хотим с тобой разговаривать. Так а что? Ну пускай же профсоюз разговаривает. Не, если мы с тобой не могли договориться, ты не мог предоставить. Кого? Ты мне не можешь предоставить конкретные данные, откуда ты приезжал. Так, со всего. Чего рейса со идет. всего? Со всего рейса. Я тебе Нет, скажу, вот где там он, был слив. где он, понимаешь, где он, это ж какие-то нормативные акты, документы, это ж не с воздуха, что мне захотелось и все. Ну так вот профсоюз и доставить. Ну, пускай тогда решают. Почему ты так говоришь? Ладно тогда. Позвони завтра, я тебе скажу, готовите на работу. То есть, ну конечно, профсоюз пошел. Значит, Ну так, блин, я же говорю, если тут нельзя решить вопрос как-то нормально, если я чувствую, что я прав, пускай то... профсоюзы работают, Nuėjai į profsąjungą? Tegul profsąjunga ir duoda tau darbo? Kadangi tas vadybininkas dabar drebančiom kinkom žiūri šį klipą ir nežino, ką pridarė, pasakysiu. Tas vairuotojas sėkmingai įsidarbino mūsų rekomenduojamoje įmonėje, gauna didesnį atlyginimą, puikiai sutarė su darbdaviu ir namo grįžta laimingas, pailsėjęs pas savo šeimą. Taip kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Mūsų profsąjunga pasirūpino žmogumi. O tu, kreipiuosi tu, nes negerbiu, padarei mažą nusikaltimą.
Kokį? Paklaus savo įmonės teisininkų, jie tau puikiai atsakys. Ok, keliaukim toliau. Kai tik vairuotojas ima uždavinėti klausimus, štai ką daro Girmeta personalo vadovė Šlepikienė. Reikalavimas pasiaiškinti. Skaitom. Pranešame, kad yra gauta informacija, kad jūs galimai įvykdėte darbo pareigų pažeidimą. Reiso metu, vairuojant transporto priemonę, viršijote nustatytą kuro normą, dėl ko darbdavys patyrė 243,35 cento euro dydžio žalą. Tokiais veiksmais pažeidėte pareiginės instrukcijas, neracionaliai naudojate degalus. Atsižvelgiant į tai, prašome nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti rašyti pasiaiškinimą. Sakykite, ką jūs darytumėte, būdamas svetimoje valstybėje, nežinodamas visų įstatymų ir gavęs tokios didžiulės organizacijos personalo vadovės rašytinį reikalavimą? Pagalvokite gerai. Įsijauskite į to vairuotojo situaciją. Pagalvojate? O dabar aš jums parodysiu, kaip Girmeta tokiais atvejais siūlo problemą spręsti. Bam! Ir skaitom. Taikos sutartis. Wow. UAB Girmeta ir toks vairuotojas tarpusavyje susitarė, jog darbuotojas laisva valia atlygins darbdaviui padarytas žalas. Pirmas punktas. 243,35 eurų dydžio žalą, kuri kilo dėl to, jog darbuotojas viršijo nustatytą normą. Antras punktas. Darbuotojas prašo, jog darbdavys atliktų užskaitymą jam priklausančių 243,35 eurų su darbo santykiai susijusių išmokų, kaip jo padaryto žalos darbdaviui atlyginimą. Prašo, matot. Na ir žemiau direktoriaus Artūro Palijansko parašas. Na, man tik vieną dalyką leiskite paklausti direktoriau ir personalo vadovę. O kodėl ir reikalavimas pasiaiškinti ir taikos sutartis, kurią pakišot vairuotojui, tos pačios datos? O kaip su tom 2 darbo dienom, kada darbuotojas gali pasiaiškinti dėl aleto kuro? Jūs tokie užtikrinti savo teisumu, kad spjovėt į visus terminus, tvarką, įstatymus, savo raštus sudarytus. Jūs tokie kieti, kad išsigandę vairuotojai neskaitė, pasirašinėja jūsų pakištus popieriukus. Taip, turiu pripažinti, psichologiškai jūs gerą momentą pagavę. Todėl aš ir prašiau žiūrovo įsijausti į tokius vairuotojus, kuriems pakiša. Iš karto daug matot popieriukai. Pagalvokite apie tai, ponai vadovai. Pagalvokite. Bet tai tik pradžia, keliaukime toliau. Žinoma, mūsų profsąjungos nariai žino, kad tokių dokumentų pasirašinėti jokiais būdais negalima, nes tai tik pradžia. Kai pasirašai vieną kuro perviršymą, tau pakiš 2, 3, 4 ir iš tos duobės tu jau nebeišbrisi. Ok, jums manau įdomu, kas buvo toliau. O buvo sekančiai. Kai darbuotoją atleido ir nenorėjo sumokėti jam visų priklausančių pinigų, mes jį atstovaudami kreipėmės į darbdavį. Šiuo atveju Girmeta, kad jie atsiųstų visus mūsų nario su darbo užmokesčiu, darbo ir poilsio laiku susijusius dokumentus. Personalo vadybininkas, toksai Sigitas Gotautas, kaip matote, laiškas su Girtekos rekvizitais ir kontaktais, apsimetęs kvailiu, mums atsako, kad nemato, jog vairuotojas iš mūsų profsąjungos, kad nesiūs jokių dokumentų, kad nesame įgalioti atstovauti darbuotojo, kad profsąjungos įstatai gimat negeri ir taip toliau ir taip toliau. Kas norės pasiskaitys. Dabar neaiškinsiu, ką dar galvoju apie tokį personalo vadovą, kuris net savo pavardės teisingai užrašyti nesugeba. Geriau parodysiu, ką padarė valstybinės darbo inspekcijos inspektorė Loreta Klangauskienė, kuomet mes kreipėmės, kad Girmetos atstovai nepaiso įstatymų,
Paskaitysiu mūsų skundą dėl minėtos inspektorės. Taigi, skundas dėl inspektorės L. Klangauskienės neveikimo ir nekompetencijos. 2023 gegužės 9 LR VDI nusiuntėme skundą, kuriame aiškiai priede nurodėme ir pridėjome mūsų profesinės sąjungos nario tolimųjų reisų vairuotojo prašymą dėl įstojimo į profesinės sąjungos narius ir atstovavimo sutartį. Tuo tarpu VDI inspektorė rezoliucinėje savo rašto dalyje teigia, cituoju, VDI neturi teisės įpareigoti UAB Girmeta pateikti profesinė sąjungai mangus reikalaujamus dokumentus, nes nepateiktas tokio ir tokio vairuotojo įgaliojimas jį atstovauti, bei minėtas darbuotojas nėra darbdavio lygmenių veikiančius profesinės sąjungos narys. Perskaičius minėtą sakinį pagristai kyla klausimas, kur žiūri ir ką mato inspektorė. Kuomet prie skundo prieduose, matot, aiškiai parašyta, pridedama vairuotojo prašymas ir atstovavimo sutartis. Po to čia dar daugiau jos pažeidimų išvardinta, inspektorės turi minty, ir vėliau prašymas. Prašome jūsų, tai yra jau darbo inspekcijos valdžios, atlikti neeilinį inspektorės L. Klangauskienės žinių patikrinimą darbo teisės santykių srityje. Taip pat išnagrinėti mūsų 23 metų gegužės 9 pateiktą skundą pilna apimtim, kadangi laikas eina, o savo nario teisų apginti negalima dėl neteisėtų ir grubių UAB Girmeta pažeidimų, už kurių padarymą vis dar tikimės, kad pažeidėjai bus nubausti. Na, ir ką konstatuoja darbo inspekcijos vidaus tyrimų kontrolės skyrius. Štai išvada. Dėl D. raščiaus skundo. Tyrimo metu nustatyta, kad nagrinėjant pirminį skundą buvo netinkamai įvertinti su skundu gauti priedai. Todėl, teikiant atsakymą, pareiškėjui buvo padarytos netikslios išvados. Skyriaus specialistų nuomonė į tyrimo metu nustatytas aplinkybės rekomenduotina atsižvelgti vyr darbo inspektorės L. Klangauskienės kasmetinio valstybės tarnautojo tarnybinio veiklos vertinimo metu. Teikiame siūlymą administracinę procedūrą dėl galimai netinkamų VDI Vilniaus teritorinio skyriaus vyr darbo inspektorės Klangauskienės veiksmų baigti, konstatuojant, kad pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės pasitvirtino. Taip, kad mano nuogąstavimai ir pamastymai dėl inspektorės pasitvirtino. Bus atestacija, linkėjimai inspektorė Klangauskienė. Dokumentą pasirašo skyriaus vedėjas Rimas Grigaravičius ir skyriaus patarėjas vyriausias darbo inspektorius Vidutis Skirmanta. Na, o vyriausias darbo inspektorius Dalius Čeponas nusprendė štai ką. Pripažinti, kad 23 gegužės 17 pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės pasitvirtino. Todėl į tyrimo metu nustatytas aplinkybės nurodau atsižvelgti vyr darbo inspektorės L. Klangauskienės kasmetinio valstybės tarnautojo tarnybinio veiklos vertinimo metu. Rekomenduotina pareiškėjui kilusi nesutarimą tarp profesinės sąjungos Mangus ir UAB Girmeta spręsti darbo ginčo nagrinėjimo tvarka. Nu, klausykit. Kai tik valdžioj kažkas, tai ir su protu, ir su galva viskas gerai. Teisingai parašė, atestacija, na, o ginčą šalis lai sprendžia ginčų nagrinėjimo tvarka. Ką to norėjau parodyti? Skaitant vyr inspektorės Loretos Klangauskienės atsakymą, man susidarė įspūdis, kad ji dengia Girtekos įmonę, kad nenori dirbti savo darbo, kad geriau mažiukus pastumti į šoną, o didelių gigantų geriau neliesti. Kažkodėl man korupcija pakvipo. Niekada per savo ilgus metus bendradarbiavimo su darbo inspekcija nesu gavęs naglesnio atsakymo. Kaip su mažu vaiku bandė su mumis pasielgti. Bet kaip matote, nesigavo. Ok, keliaukim toliau. Kaip vyriausias darbo inspektorius ir parašė, kreipiamės į darbo ginčų komisiją. Neskaitysiu, kiek ir kokių įstatymų pažeidimų nustatėme, bet parodysiu, ko prašėme pabaigoje. Prašėme 3000 eurų kompensacijos. Kągi į tai atsakė Girtekos teisininkai. Visų pirma rašo, kad mes praleidome 3 mėnesių terminą. Kitame punkte jau rašo, kad praleidome 3 metų terminą. Todėl prašymas turi būti atmestas. Vėliau jau rašo, kad reikalavimas dėl darbo užmokesčio priteisimo yra nepagrįstas,
todėl turi būti atmestas. Dar žemiau jie vėl teigia, kad suėjo senaties terminai, kad atsakovė siekia gintis nuo ieškovo visomis teisėtomis priemonėmis ir prašo taikyti senatį, atmesti mūsų prašymą. Na, mes vėl po 5 dienų papildomai nuo šio rašto atsiuntėme savo atsiliepimą, kur dar smulkiau išdėstėme pažeidimus. Ir spėkite, kas nutiko. Dabar turėtų būti tokie būgneliai. Trrrr, bum. Ogi Girmeta atsiunčia taikos sutartį, kuri, skaitome, ką siūlo, štai ant savo firminio blanko parašė. Šalis susitarė, kad atsakovas sumokės ieškovui 2,5 tūkstančio eurų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šios sutarties pasirašymo. Na, štai ir pabaiga šios netrumpos istorijos. Žinoma, galėjau dar daugiau detalių pateikti į eterį, bet tiek to. Sakyčiau, ir taip viskas aišku. Tikiuosi. Vairuotojas atgavo savo pinigus. Taip, gal ne visus, kurių prašėme, bet jam sakė užteks. Mes gavome dar vieną laimėtą bylą į savo taupyklę. Ir kaip būtų gaila, beprotišką eilę norinčių dar kartą pasigalinėti su Girteka. Taip. Dabar jau eilė iš Girtekos vairuotojų pas mus stovi ir nori, kad mes tęstume kovą. Neturiu ką pasakyti. Gaila. Gaila. Teks dirbti dar intensyviau. Dabar noriu kreiptis į Girteką, nes jie tikrai šitą klipą žiūrės 100%. Žinau, galbūt skaudu ir pikta žiūrėti šį klipą. Suprantu, kad dabar sušauksite savo advokatus, komunikacijos specialistus, marketingo skyrius ir bandysite sukurti kovos, visko neigimo ir atšaukimo strategiją. Bet paprašysiu truputį pristabdyti arklius. Paklausykite manęs įdėmiai. Mes, tai yra profsąjunga Mangust, sukurti ne tam, kad su jumis kovoti, ne tam, kad jūs sužlugdyti, ne tam, kad jūs juodinti, o patiems baltais ir pūkuotais pasirodyti. Ne tam. Kaip ir šioje situacijoje, taip ir ateityje, mes tam, kad gintume silpnesnius. Taip, mes ginsime juos, jeigu juos skriausite. Esame labai gerai pasirengę, puikiai žinome ir išmanome jūsų schemas. Į priekį žinome, kokius žingsnius darėte ir darysite. Kur jūs suklydote, kur palikote spragų. Su mumis nereikia kovoti. Jūs nelaimėsite šio karo. Jo niekas nelaimės. Nei mums, nei jums to nereikia. Abi pusės turės praradimų. Todėl štai ką jums siūlome. Pirma, nepažeidinėkite taip grubiai darbo įstatymų. Taip, smulkių pažeidimų daro visi, bet grubiai nereikia. Antra, rūpinkitės savo darbuotojais. Taip, rūpinkitės. Ir rūpinkitės ne tik vairuotojais, kurie paskutinė grandis šioje schemoje, bet ir vadybininkais, kurių turite šimtus, ir vadovais, ir valytojom, ir kitais, kurių šimtais jūsų įmonėje yra, ir kurių dėka esate, kur dabar esate, verslo olimpe. Jei norite, kad paaiškinčiau išsameu, galite pasikviesti mane į savo būstinę. Paaiškinsiu visiems aiškia kalba. Trečia, nebandykite pakeisti šios situacijos savo naudai kišeninių politikų ar valstybės tarnautojų pagalba. Šis sritis mano mylimiausia. Korupcija valdžioje mano arkliukas. Puikiai jaučiu puvėsio kvapą iš sistemos atmatų. Puikiai suprantate, kad jie ir jūs išduos, kai tam bus laikas ir aplinkybės. Todėl nereikia čia kišti politikų. Ir matyt pagrindinis pasiūlymas – draugaukime. Aš jums ištiesiu ranką ir sakau, kartu nuveiksime daug daugiau gerų dalykų. Jūs didelė įmonė, sukuriate daug darbo vietų, mokate milžiniškus pinigus į biudžetą. Padedate jaunimui, jaunoms šeimoms ir kitoms kompanijoms susidirbti pinigų. Tai gerai. Tai sveikintina. Tokio vektoriaus ir linkime jums laikytis. Tik linkime tai daryti sąžiningai, teisingai, garbingai ir svarbiausia žmogiškai.
Žmogiškai pagalvokite apie kiekvieną dirbantį jums, apie tą mažą sraigtelį didelėje mašinoje. Leiskite jums padėti. Taip, aš žinau, kad visai neseniai, tai yra šių metų kovo 29, buvo likviduota UAB Girteka Logistics darbuotojų profesinė sąjunga. Taip, taip pat žinau, kad yra tokia UAB Girmeta profesinė sąjunga, kurios vadovas ant dienų pasikeitė ir žinau, ką apie šią profsąjungą kalba įmonės darbuotojai. Keista, kad profsąjungos telefonas, kuris nurodytas rekvizitai LT puslapyje, sutampa su UAB Girteka įsikūrusios įmonės, kurios direktorius Marius Zabielskas kontaktais pažymėtas. Štai Info LT puslapis, o štai įmonių numeriai LT informacija. Ta pati Girteka UAB, Metalo gatvė 12 Vilniuje. Taip kad Girmetos profsąjungiečiai, manau, kaip ir žiūrovai, puikiai suprato, iš kur kojas dygsta. Viskas gerai, lai ši profsąjunga gyvuoja. Ir manau, nemanau, žinau, kad mes esame daug geresni, stipresni, šiuolaikiškesni ir sulaukėme galybės Girmetos ir Girtekos darbuotojų prašymų stoti į mūsų profsąjungą. Net įdomu pasidarė, pas ką narių daugiau ir kuo jie pasitikė labiau. Mūsų profsąjungai Mangust pusei metų, o Girmetos profsąjungai 8 metai 11 mėnesių. Yra ties ko pagalvoti. Tekančio vandens nesustabdysite. Galite tik jį nukreipti. Nukreipti gera vaga. Tai kaip? Priimate mūsų ištiestą ranką. Jei taip, puikiai žinote, kaip mus rasti. Na, o darbuotojams noriu pasakyti, nebijokite, drąsiai kreipkitės po klipu nurodytais kontaktais ir stokite į profesinės sąjungas. Taip, profsąjungas. Aš ne apie savo kalbų. Aš apie visas, kurios jūsų manimų ir nuojauta vykdo kažkokius procesus. Žmonės nekalba, bet dirba, moko ir rūpinasi jumis. Stokite ir grįžę į savo šeimas ramiai jas apkabinkite. Žinokite, kad jumis pasirūpino jūsų vyresnysis brolis – profsąjunga. Na, o žiūrovams dėkoju už dėmesį, kaip matote, įdomių istorijų yra. Ir patikėkite, dar tikrai bus. Sisteminu kol kas per vasarą susikaupusi informaciją. Po truputį su mano rėmėjais Patreon kanale juos leisime į eterį ir mažai žingsneliais eisime į priekį. Taip, į priekį. Nes atgal jau nėra kur. Ačiū už paramą. Jei nesunku, pasidalinkite šiuo klipu su kitais. Palikite savo komentarą ir nykštį į viršų. Atsisveikinu iki kito karto. Sėkmės. Don't you know?